Nu ką, pirmasis kelionės etapas, daiktų krovimas, pats O nemalonus. viešpatė, kiek tu prisikrovai, neįstas lėktuvą. 25 kg, 30 galima. Tu pažiūrėk, kiek aš prisikrovau. Pas Viltę čia yra jo šį kartą minimaliai, kompaktiškai. Nes aš tavo rūbus įmusiu. Pas mane, aišku, dar pompa, įrankiai 15 kg. Rūbai pasirodo. Bet viskas, tikėkimės, praeis be nesklandumų. Jo. 3:30. Judam, Viltė apžiūri namus. Viskas išjungta. Pamiegojom. Šiaip įsimiegojom gerai. Nuo 8:30 iki 3, tai vos ne pilną naktelę. Visi judam. Vietos nėra salone, tai važiuoju su dėžėm būdoj. Nu jo, bet netoli. Iki Karmėlavos. Ir įlipsiu pirmą į lėktuvą. Su priority. Priority. Pasiėmė, pirmie kylam. Aš lipu per priekį, Viltė per galą. Nu, pailsėsim 4 valandas vienas nuo kito. Nu, 3 laipsniai, tai jau man šilta, jau ateina, ta šiluma kažkaip atrodo nuo Ispanijos. Šiaip jo, nuvažiuosim, tai turėtų būti lietus, bet nuo pietų pasitvarko situacija, tai renkam dviračius atvažiavę ir važiuosim porą valandėlių prasiminti. Nes Viltė jau vieną laisvą padarė, tai po 2, nežinau, nebėra formos. Gerai, iki. Nusileidom, gero oro neradom, bet radom komandos bičiulį Rovą. Tik tai ne vienoje vietoje gyvensim, bet susitiksim, alaus bent pagersime. Jo, vyno. Jeigu nepasiema. Ką? Čiūčių nevažiuoja, jeigu nepasiema. Jam tai reikia gal nuimti. Dėtas dar tokia etiketė. Negali. But we have the Berlingo with the metal thing there, so you cannot fold the seats. Have a look. Jo, tai iš pradžių buvo užbukintas Citroen Berlingo, bet netelpa dviračiai, nenusilenkė galinės sėdynės ir atskirta bagažinė su salonu metalinė pertvara, tai žodžiu, nieko ten neina sukinėti ir netelpa, tai pakeitė į Seat Leoną XL, dabar turėtų būti gerai. Naujas Leoniukas. Nu jo, plikas visas, bet nesvarbu, svarbu, kad tilptų dviratukai į bagažinę. Nu, galimai. Važiuojam, žiūrėsim. Pasiėm tą mašiną. Vos tilpo dėžės prispaudęs va prie vairiuko. Nu, bet šiaip netaip sutalpinom. Galiau. Viltė jau ima nervus. 2 valandas aruostė, daugiau. Bet ne ten laukiam dviračių. Iškrauti buvo jau turbūt valandą laiko. Kitoj vietoj su lietuviais pizdėlinam. Tai va. Gerai, judam. Prasimint dar šiandien reikia 4 valandas. 6. Tai judam Dienijos link, tai šiandien programą dabar nusipirkti kažkur bent jau vandens, pavalgyti ir jeigu nelis, susirinkus dviračius išminti. Bet kol kas tai lyja. Taigi žiūrėsime. Iki pietų nustos, rodo, pagal prognozes, tai gal ir paeis. Viską sutvarkyti, susipirkti maistų, prisigaminti ir čilinti. Tu prisigaminsi? Ko ne? Greitai sėdė,
yra challenge'as įveikti pardavėją. Gracias, hasta luego. Pietus pusryčiai. Nu ką, būtas toks. Kaip dviem tikrai gerai. Turim kavos aparatą, virtuvėlę. Tokia mini svetainė. Čia išėjimas. Baseiniuką. Paprastai, bet nėra labai prastai. Oras nelabai, vaizdo nėra, bet jūra matosi. Blemba antrą kartą šiais metais ant dviračio lauke, Viltė pirmą kartą, kaip biški įdomiau taip. Nu kaip? Nebevažiuosim daugiau šitame regione. Į Gran Canariją, ne? Į Gran Canariją važiuosim. Nu jo, biški nelabai pasitiko orelis. Žodžiu, tai šiandien raidosas netoks vykęs, kaip tikėjomės, tik tai valandą pravažiavom, sušalom, sušlapom, o rūbai visi purvini, užtaisim skalbimą, tai varom dabar. Bet važiuojam dabar nuotaiką pataisyti į savo mylimiausius indus Kalpės mieste. Jo, tikiuosi padės. Ne? Jo, šiltai pavalgysim, bet kažkaip susitvarkė tas oras, atrodo. Pavaikščiosim. Normaliai, kiek čia rodo pas mus? 15 laipsnių. Tada. Buvo. Atsinaujinat? Jo. Kaip čia galim spėti? Lemba kaip tušia, tai taip kviečia, kad oho. Atrodo, kad kiekvienais metais šitas padažas su svogūnais, tie svogūnai didėja. Tai mes nemėgstam. Very spicy. Very spicy? This is for you, spicy. Thank you, thank you. It's coming you now, right? Kiek vertini? 10/10, visada čia 10. Jo, bet šiaip labai gerai, labai gerai. Einam į lietuviškų prekių parduotuvę, grikių pirkti. Nu ir rusiškų. Ir rusiškas yra čia? Prekės rimtai? Ne, bet tai kad čia Baltika, Kalpė. Jo, taip. Tai yra visos vėliavos, matai. Nu jo. Pažiūrėsim, ką čia turi. Nieko nefilmau, tiesiog važiavom namo ir vos nekritom į lovas ilsėtis, kadangi kėlėmės 3 nakties, tai buvom jau gan pavargę. Dabar išmiegovom 12 valandų. Man atrodo 12 gal. Atsikėlėm, pasitiko saulė. Paprastai sau gaminam košę, pavalgom ir kokią 10. Varom prasukt, treniruotę. Labai gerai, labai gerai. Jau man stresas, jau Viltė, tu pasiruošta, aš dar tik garbiną kraunu, varyk vietą be manęs. Tai ir varysi vieną, jeigu tu nesugebi laikų susiruošti, aš neturiu ką tau pasakyti. Ne, aš jau kažką jungiu, tikrai garbiną išjungiai, man specialiai išjungiai mano kravimą. Taigi nusivalys nuo greičio. Iš karto, va, čia pasileidžiam nuokalnį. Pasileidžiam čia nuokalnį ir viską nupūs. O šiaip tai tu man turbūt atjungiai mano Garmino krovimą specialiai, kad galėtum paskui čia tarmozinti. Esi ir toliau?
sykį. Į kalnus sakė, beveik kaip lengva šis metais. Tipo 17, paskui žiūrėjau 27. Nepilnai valandą, jau stojam valgyti. Dėl tualeto. Na, ja. Kaip čia viduje atrodo. Va, gali nusipirkti eilinį kavinį marškinėlį. Marškinėlį, pyragėliai, papildai. Nice. Tai va, išaunam biškį kofeino ir į kalniuką kol viratės. Working on the road. Oh, till when? Yeah, all week. A week? All week. And from the other side? Also not possible. Not possible. My Spanish is not. Okay. Thank you. From 7 in the morning till 6 in the evening. Okay. We should go at night. Yeah, with lights on. Thanks. Oh damn, for a whole week. Kol the rats is closed. Nu, dabar reikia galvoti nuo maršrutą ar turėti. Nu jo. Kaip tau nusileidimas? Geras, bet dviejukas dar taip plaško priekinį ratą. Dar žmogus užsėdo. Jo, seniukas patyręs, viltį blemo, vos nepadanga trina. Bet šiaip smagiai. Smagu. Alpės flamingai. Elginukas. Arturėlis. Man pats gražiausias miestas iš šito regiono ir fainiausias. Bet šiais metais nepavyko čia gyventi. Tai važiuojam ant guminukų. Vėl sustojam po 2 valandų. Geriam bonbon. Šį kartą kondensuotas pienas atskirai. Tai jo, šiandien pravažiavom smagiai 3 valandėlės. Nei per daug, nei per mažai, per daug nepavargom. Viltė norėjo gal daugiau, bet dar spėsim nusižudyti. Rytoj va geras oras, tai minsim 5. Susidėjom maršrutą grįžę, pavalgėm. Kažkiek užvalgėm. Daugiau padarėme, susiskariam rūbus, įsijungėm indaplovę, plaukus išsipuojam, saugiklius išmušę. Jo, saugiklius Akinius išmušė. patikrinom, kurias UV apsauga. Jo, dabar varom į papildų parduotuvę kažkokių gertuvės angliavandenių nusipirkti, elektrolitų. Nes taupydami vietą nieko neįsidėjom, tai gal kažką rasim. Šiaip į miestą pasivaikščiot. Vis dėlto dar tik 4:30. Tas parduotuvės vieną dalyką, džinsinių šortų atvarėm ir žodžiu gal 2 šortai per visą didžiulį prekybcentrį ir dar kažką ispaniškai žvengia, kai paklausti, jaučiu žvengia, kad tipo žiemą čiuvakas atvarė šortų pirkti. Čia dar pas juos karačinė sezonas, 18 laipsnių čia ledynės. Viltė tik tai nusipirko diržą, o aš papildau banką. Nu, tiksliau mes papildau banką. Ir varom jau kažkur gal į miestą, pavalgyti kažko reikėtų. Slapna. Vakaras namie, vakarieniausim. Tortilijos, samoška,
Alkana jau pikta. Labas rytas. Ir jo varau išmest šiukšlės. Pamiegojom, kažkaip šiandien daždintuvą atsikėlėm apie 7, pavalgėm pusryčių, ruošimės po biškį ir varysim ramiai treniruoti. Tik tiek, kad viltį, bleva biškį lyg gerklę, sakė skauda, bet nieko, gal pramuš. Kalnas neblogas, netoli namų, gal kokie haikeriai skuria dieną. Eismas į darbus turbūt juda žmonės, bet kažkaip jo intensyvi gatvelė mūsų, nors miegant tai nesigirdi. Čia va gyvenam. Bonbon net į kavinėse, bet ir namuose geriam. Šiaip jo atrodo įdomiai. Tas kondensuotas pienas į kavą, bet pabandykit, visai neblogai. Reikės gal kada į baseiniuką iššokti. Bet jaučiu šaltas, tai belia kaip. Toks vidinis kiemelis. Neblogai, visai gražiai. Kažką jau jos čia grybauja, norėjo prieš Viltę pavaidinti. Aplenkė ir pakybo. 2 PM vatukų surinkom, dar per raudoną šovė. Netikėtai atsiradom tolas, tokai neblogo įkalniai. Gal dar taip stačiai nesinorėjo, bet ramiai užkilsim. Neužsidaužysim gal per daug. Vandens papildymas, gerai, kad yra tokios stotelės kažkur vidury kalnų. Sustojimas pirmas po kiek čia, po 2,5 valandų turbūt. Šausim kolos, bonboną. Alkoholis čia buvo? Buvo? Aha, buvo. Thank you. Tai turėjau važiuoti Valdė Galinėrą ir tada Laguarą, bet taip netyčia dar ir tas tolasas prisidėjo. Jau biškį užnisa, bet nedaug liko. Kaip tau? Jo, ir čia tas asfaltas, tas banguotas, siauras. Labai malonus ir nusileidimas bus. Nieko reikia atsižymėti. Eik tu načertai. Tikrai nebuvo pernai šito.
dviračių parduotuvė, CO2 balionėlių ir vaistinė, dėl tokių vaistų vilkukui. Tai reikia ir mums pasiruošti karnavalui atitinkamai. Lepedarderija. Šailiai. Lengvai ramiai. Bet geriau dabar negu vakare čipsai. Ne? Ar geriau vakare čipsai? Nepareguliuočiau niekas. Tai va toks va bardakėlis. Ruošimės po truputėlį į treniruotę. 9:30 ryto. Orelis ne kažką va matosi, palmė nuo vėjo linguoja. Ups, nebesuota. Bet nėra šalta, apie 17-18 laipsnių. Ir kažkaip feedį išmetė Facebook'e, kad Kolderatės įkalnė savaitgaliui atidaryta ir galima važiuoti, reikia naudotis progą. Nu jo, vėjukas neblogai blaško, čia rytoj dar žiauresnis pagal prognozes. Įprastai būna pilna dviratininkų, bet šiandien kažkaip, nežinau, orą įsiganda gal. Vienas kitas tik tai.
Nieko ypatingo nebandom. Įprastai butter chicken, nan duona ir paprasti basmati ryžiai. Atnešė kažkokį žalę, sakė, labai būtų atsargiam, labai aštru, bandom. Ir pirmą paragaut. Degina, tikrai degina. Tai visą susidėkdama. Kryžiai kažkiek įdomesnė, čia su cinamonu ir kažko tai, neatsimenu dabar. Žodžiu, nors prašym paprastų. Skanus. Tušti indai. Ar skaniai? Jo, valgėm Ispanijoje 4 vietose jau, tai šitų statom į paskutinę vietą, nors Google įvertinimas rodė 4,8 žvaigždutės ir įvertinimo 5000 su virš. Tai vat ne visą laiką Google reviewsai tiesą sako, o gal čia mes tik tai nesuprantam. Jo, nes valgom visur. Bliam, pasidėjom viduj. Sako, terasų biškį vėjas, pučia, tai gal vėsokas, sako, mok viduj. Atėjom pažiūrėt, viskas uždaryta. Ir žodžiu, pramazinau vakarienę su vaizdu. Nu ką, galiu pasakyti, skemas. Skemas. Šiukšlės, 5 stovyklos diena. Šiandien susitriau su Vytautu ir Martynu, su draugais, susitikti netoli Alikantės. Važiuosim nematytais maršrutais, paimsim kažkokį sukilimą, lyg vienas kilometro virš jūros. Toks pakankamai status, tai nežinau. Martynui kaip tokį nelabai patinka, kaip čia bus. Ir žiūrėsim. Darova. Sveikas. Dar vienas Litovsas į kompaniją. Gerai, kaip čia... Tai kažkaip įkrausim gražiai čia, matai, net ratų nereikia išimti. Gal apsukam, kad... Jo, aš manau, taip. Paklodę kažkokią radau. Eik, tu gerą mašiną, viskas čia easy telpa. Tik tai palauk, čia užsidaro. Jo. O. Judam, 1:10 iki jų. Kiekvieną dieną pripoliruoji, Martynai. Kiekvieną dieną pripoliruoji. Ką? Virk. Čia dabar tik neprisniausiu, susibovim. Tiesų komandėm, mano komandžiokas. Matos gurva. Čiornas juodas. Mažai žiemą dirbai ant bico. Kur Vycka? Martyno treniruotė nevirši 200 pm, bet neužilgo kilsim į kalną 4 km su vidutiniais 11%. Spėkit, kiek kartų Martynas viršis vatus. Kai Viciūnės nauja britva. Nieko ant posėdžių. Kiek čia metai aukščių? Šiam. Nice.
Tai faktas toks, kad į šito įkalnę berods 21 metais vyko LVLT profesionalų lenktynės. 8 lygiai etapas ar 7. Yra ką veikti, tikrai yra ką veikti. Žiai, gintai! Ką sakai, kumpį nešti? Kokį kumpį, be, visas garnekas, klaimeris. Čia dėl ratų. Paloma, davai, Šiandien važiuoju treniruotę vienas. Gaila, bet Viltė vis dar jaučiasi prastai, tai šiandien turbūt ilsėsis. O aš 4 valandėlės. Kažkas su priekiniu permetiju atsitiko važiuojant, tai važiavau ant mažos žvaigždės iki serviso, pareguliuos ir judėsiu toliau. Varau kavos išgerti tą laiką. Dviratukas Dan per kelias minutės. Pinigų nieko, sakė perki kavą, tai nemokamai. Labai gerai, važiuojam toliau. Išlindau biškį prasivyti per miestą. Dūmais vilkė. Nesąmonė negali būti prie pareigūnės. Pramyniau 4 valandas. Tempo, biškį užmečiau šiandien intensyviau, tai šiek tiek pavargęs. Išlindau pajudėt, prasukos lengvai dar. Škom. Viltė ne kažką jautis, tai liko namie, tai sėt. Oras geras, apie 20 laipsnių. Ir prisiparkuot jau kaip ir net nelabai yra kur. Matomai dėl to, nes vis tiek visi jau į tą šventę varo. Nors dar tik 16 iki pačios kulminacijos 3 dienos, bet jau galima girdėti non-stop mieste šaudant petardas. Praeitą kartą tingėjausi to eilėje laukti, tai gal dabar pro šoną praeisiu, gal kažką pasimsiu. Ir šimtai paauglių, vaikų ir suaugusių apsirengę oranžiniai ruošia šitas statulas ir visą šitą karnavalą. Viskas supleškės už 3 dienų. Be šansų dar didesnė eilė. Bet ta prasme tokia paklausa, o parduotuvė viena per visą miestelį. Neįtikėtina.